Žaidimas baigtas ir Pjūklo franšizei galiausiai atėjo galas. Jeigu mėgstate Pjūklo siaubo filmus, tai turiu jums liūdnų žinių. Buvo pranešta, kad 11 Pjūklo dalis, kuri buvo paskelbta iš karto po 10-osios sėkmingo pasirodymo, yra atšaukta. 11 Pjūklo dalis turėjo pasirodyti dar pernai metais, tai yra 2024 rugsėjo 27, bet galiausiai buvo nukelta metams į priekį, į šių metų rugsėjo 26. Kaip paaiškėjo, jokie filmavimo darbai nebuvo pradėti dėl to, kad susipyko du pagrindiniai filmo teisės turintys prodiuseriai. Ir jie nesutarė dėl to, kaip franšizė turėtų judėti į priekį. Vienas jų bandė viską kaip buldozeris stumti į priekį, o kitas bandė viską prilaikyti ir daryti lėtai. Kadangi jie nesutarė, filmas buvo nutrauktas ir galiausiai Lionsgate studija atsisakė šio projekto. Tikėtina, kad su 11 filmu pasibaigė ir visa franšizė, kadangi prodiuseriai nepanašu, kad susitaikys ar ras bendrą kalbą ir vienintelis būdas, kaip Pjūklas vėl galėtų atkeliauti į kino teatrus, turėtų būti išpirktos teisės į šią istoriją. Tai yra, kad kažkokia studija, greičiausiai Blumhouse, bent jau pagal dydį, turėtų nusipirkti Pjūklo teisės. Ir tik tai tada istorija prasidėtų vėl iš pat pradžių. Ar jums patinka Pjūklo filmai, ar labai nuliūdina šios franšizės pabaiga, parašykit komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowint.